Švenčionių miestui 530 metų. Renginiai skirti šiai sukakčiai prasidėjo Liepos 1 dieną Sirvėtos regioniniame parke vykusių vaistažolių rinkimo čempionatų. Norą dalyvauti pareiškė net 12 komandų. Šio čempionato metu taip pat vykdyta edukacinė ekskursija vaistažolės mitologijoje. Labai noriu pasveikinti visus šventės dalyvius, organizatorius, rengėjus, kurie prisideda prie mūsų festivalio, prie mūsų vaistažolių sostinės Švenčionių 530 miesto jubiliejaus. Labai noriu pasidžiaugti, padėkoti ir sakyti, kad puikia diena, saulėta diena, kurią mes galim pažinti gamtą, suartėti su gamta, pabraidyti po pievą, pavaikščioti po mišką, surinkti vaistažolės. Aš girdėjau, kad iš viso yra pagal konkurso sąlygas 23 buvo sąrašas. Nugalėtojai surinko 18. Reiškia, kad tie, kas nugalėjo, tai puikiai pažįsta, puikiai žino. Ir atitinkamai tie, kas užėmė 2., 3 ir kitas vietas, taip pat neatsiliko. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai vaistažolės sekėsi rinkti per Šokšnos komandai, jie užėmė 1 vietą. 2 vietą užėmė Raktažolės komanda ir 3 vietą Žiniuonės. 18 žolinų jūs surinkote. Garbingai 3 vietą iškovojo ir 17 žolinų surinko, tai komanda Žiniuonės. Švenčionių savivaldybės viešoji biblioteka. Koncertą dovanojo Adutiškio kaimo kapela, folkloro ansambliai Atgaja, vadovė Jūratė Vitkauskienė ir Lakiūtė, vadovė Milda Petkevičienė. Taip pat dalyvavo Aušrelė, vadovaujama Kazimiero Pranskaus. Visi buvo vaišinami skania vaistažolių arbata.